Tai apibendrinant šiuos metus galiu pasidžiaugti, kad gan vykę metai, labai smagu. Projektai, su kuo teko užbaigti darbus, tai Smiltynės kurhauzas, ten buvo irgi toks paveldinis projektas, įdomus, teko sudalyvauti, priimant ir sprendinius, keičiant sprendinius, derinant su paveldosauga, buvo prikeltas pastatas nuo nulio. Aš tą projektą palikau, kai liko jau apdailos darbai pagal užsakovą. Tai vienas turbūt iš gražesnių objektų, kas vėlgi papuoš mūsų mylimą miestą Klaipėdą. Buvo iškeltas tikslas pabaigti Ąžuolo namus. Ąžuolo namai, Slengiuose gyvenamųjų namų kvartalas, ten 24 namai. Iš esmės visi namai yra pastatyti, dabar yra įrenginėjami vidaus visi darbai. Vienas namukas nėra dar apšildintas. Tai galiu teikti drąsiai, kad ne 100% gyveninom tikslą, bet netoli kokią 90%. Toliau, kas liečia asmeninės veiklas, tai šiais metais buvo pastatyta suskystintų dujų degalinė ir jinai priduota ir funkcionuojanti autostradoje, jeigu kas važiuosit Klaipėdoje ties Lantaną po dešinę pusę LNG, CNG suskystintų ir suspaustų dujų degalinė, galite susipilti kurą. Sėkmingai projektuojam ir jau esame ekspertizės stadijoje projekto, tai yra su Ledhead gamykla. Tai yra kitais metais startuosime su nauja gamykla. Tai sausio-vasario mėnesį prasidės intensyvūs konkursavimo darbai, bus parenkamas rangovas ir pasirašoma sutartis. Ir kovo-balandžio mėnesį, kai leis oro sąlygos, startuosime su gamykla. Planas yra iki 24 galo, kad gamykla atsirastų. Plius dar vienas naujas projektas, ką tenka koordinuoti, ne patį projektą, bet konsultuoti gal labiau, tai yra senajam Klaipėdos aplinkelyje bus statomas gamybinės paskirties pastatėlis, ten nėra labai didelis, apie 1500 kvadratinių metrų. Ten dalyvauju, fiziškai jau visko nespėju, tai dalyvauju kaip konsultantas. Tai kitais metais jau irgi derinama sutartis su rangovu, prasidės žemės darbai ir vėlgi turės atsirasti tas pastatas. Na ir vienas iš paskutiniųjų, turbūt, kur vykdau techninę priežiūrą, tai yra Kalotėj irgi administracinis pastatėlis, esam filmavę, kur su botais teko bristi. Šią dieną irgi važiuosim apžiūrėti su Simu, tai galėsit pamatyti vaizdelius, jisai irgi sėkmingai juda į priekį. Realiai dabar yra pastatyta dėžė, jinai apsiūta, sudėti langai ir prasidės vidaus darbai. Sunku modeliuoti, kaip bus, dėl to, kad neaiškus su mūsų tais orais kažkokios anomalijos. Vieną dieną +6, kitą dieną -7, tai vėlgi labai sunku pasakyti. Šiai dienai darbai vyksta. Nors per savaitę buvo sniego iki kelių ir niekas nevyko. Tai sunku apžvelgti grafikus, kiek jie realūs ir prognozuoti, kaip bus. Yra smulkus visokiausi darbai, kurios smulkės techninės priežiūros, konsultacijas, tai net aš jų nevardinu, bet jų vėlgi tikrai buvo nemažai. Ir kiekviena ta techninė konsultacija ar techninės priežiūros kažką sužinai naujo, kažko pasidalinai. Nes aš esu tikrai ne kažkoks unikumas, visko negaliu žinoti. Kiekvienam projekte mes dalyvaujam su komanda, kiekvienas įnešam savo indėlį, tiek projektuotojai, tiek statybos vadovai. Ir iš to gimsta galutinis projektas. Tai drąsiai galiu sakyti, kad objektų stato komanda, o ne individualiai kiekvienas žmogus. Kiti metai yra drakono metai. Tai žiūrėkit, bus galingi, ugningi, be proto, be baimiai, nes drakonas nieko nebijo, visi bijo drakono. Tai noriu palinkėti jums kitais metais lengvų statybų ir nesukit savo galvos, o darykit, viskas tikrai yra įmanoma. Geras to pavyzdys Dubajus, kai bet koks projektuotojo kaprizas, šleivas pastatas, kreivas 50-100 aukštų, ten yra vidury statau, praleidžiu 3 aukštus, vėl pradedu statyti, kosmosas. Tai pagrindžia tą sakinį, kad viskas yra įmanoma ir judam lengvai ir užtikrintai kitais metais. Tai šito jum ir linkiu.